Dievas iš meilės savo tautai nurodo jiems gyvūnų sąrašą, kurie yra valgytini ir kurie nevalgytini, kurie sveiki ir kurie nesveiki. Nevalgysi, kas pasibjaurėtina. Štai gyvuliai, kuriuos galite valgyti. Jautis, avis, ožkas, stirna, gazelė, danielius, laukinė ožka, kalnų ožys, antilopė ir kalnų avis. Iš gyvulių galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi nagą, skeltą į 2 dalis ir atrajoja. Tačiau iš tų, kurie atrajoja, ar yra skeltanagiai, nevalgysite kupranugario, kiškio ir opšraus, nes jie nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi. Jie jums nešvarūs. Ir kiaulė jums nešvarus gyvulys, nes ji nors ir turi skeltus nagus, bet neatrajoja. Nei šių gyvulių mėsos valgysite, nei jų dvėselenos liesite. Iš visų vandens gyvūnų galite valgyti tuos, kurie turi pelekus ir žvynus. Tokius galite valgyti. Kas pelekų ir žvynų neturi, to negalite valgyti. Tie gyvūnai jums nešvarūs. Galite valgyti visus švarius paukščius, bet yra tokių, kurių nevalgysite. Erelis, avėdra, jūrų erelis, lingė, grifas, įvairių rūšių sakalai, visos varnų rūšys, strutis, pelėda, žuvėdra, įvairių rūšių vanagai, apuokas, ūbaujanti pelėda, baltoji pelėda, pelikanas, palšasis grifas, kormoranas, gandras, įvairių rūšių garniai, kukutis ir šikšnosparnis. Visi sparnuotieji vabzdžiai jums nešvarūs, jie nebus valgomi. Galite valgyti visus švarius sparnuotus gyvūnus. Kas nugaišę, to nevalgysite. Gaišeną valgyti gali atiduoti ateiviui, gyvenančiam tavo mieste, ar parduoti svetimšaliui, nes tu esi tauta pašvęsta Viešpačiui, savo Dievui. Nevirsi ožiuko jo motinos piene.